Sveiki, visi sugrįžę čia į Klaipėdą, Simono Dacho vidurinę mokyklą. Jūsų laukia vėl prisūpinos linksmybių ir nuotaikos dienos. Labas ir tiems, kurie čia atvyko pirmą kartą. Kaip sakant, sveiki iš vidurio šalį. Aušra, tai gal nepradėk skleisti propagandų? Būtukai sugalvoja. Na gerai. Tai galvoja, kad Klaipėdai vien tik alų gamina. Aš kalbu apie jūrų švyturį. Nieko nebesupratau. Tęskim. Iš tikrųjų, kad vėl ši salė pilna linksmų ir jaunų ir energingų veidų. Įdomu, kokie energingi atrodė sekmadienį. Nebeveik suvokti išvadų. Užtektų formalumų, geriau patikrinkime, ar visi čia susirinko. Ieškau žmonių, kurie mane išmokė šitą dainą. Palė. Ši problema sprendžiama jūsų mokykloje. Kuri? Smurto problema. Daugiau nėra. Nėra. Na gerai, čia labai daug žmonės. Mūsų puikuoti mokytojai Liokani. Malonu, sėdimės. Dabar norėčiau jūsų paklausti. Kaip ši problema sprendžiama jūsų mokykloje? Mes visas problemas turime išspręsti, tačiau pasakysim. Ar jūs esate patyrusi smurtą? Nu, su smurta. Va, vaikai, padirba iš manęs, nežinau, kur. Matau labai. Tai va, čia biškutį mus pakvietė padėti ligotų mokinių mokykloje. Pažiūrėkit, tik čia. Aš jau žinau, šitie vaikai tai yra didžiuliai. Nes visą laiką vaikšto dainuodavo. Aš man mamos, čia tai nedėlio mokai. Pažiūrėkit, klausyta kažkaip. Ką tai čia norėjai? Kas tai leido išvirti iš ne? Žinau, suprantu, nieko. Kas šitai leido? Kas čia? Pavasu, mamai. Yra prasivardžiavimas. Kai visi, aš, pavyzdžiui, irgi buvau mažoje klasėje ir iš manęs prasivardžiavo. Reketavimas. Irgi, mamą vieną kartą apgavau, kad reketavo, bet nėjau į mokyklą. O to, kai mergaičių kybinimas, kai jos to nenori. Arba berniukų. Mergaitė, juodais drabužiais ir juodais sakiniais. Agnė, čia tu. Man sakė... Smogė. Smogė, veidą, turi parodyti. Tai yra priekabėjimas. Man skaudėjo. Įkyriai bandė paguosti. Margė. Berniukų tualete reikalavo iš manęs tualetinio popierių.
yra priekabiavimas. Labai ačiū. Labai trumpai čia viskas truko. Žinot, kietos grindys būna tik psichiatriniai ligoniniai, man atrodo, minkštos grindys. Taip, vienu žodžiu. O pliusų buvo labai daug. Todėl, kad buvo labai linksma, sugebėjome praplėsti draugų ratą. Nebuvo didelių suvaržymų. Sulaukėme daug nuvargusių, bet vis dar besišypsančių veidų. Mus be galo žavėjo gitaros skambesys ir dainos iki ryto. O pasakmes dainų labai aiškiai girdite. Bravo, bravo, tikrai gerai.